Sveiki, labas rytas. Atvažiavom į Raseinių rajoną, į grūdo kelio stotelę esančią Raseinių rajone, kuri yra tręšta būtent Jara trąšomis. Tiek mikroelementinis, tiek makroelementinis tręšimas atliktas jau yra pats laikas dabar tai pasižiūrėti. Matau, agronomai, konsultantai Jaros jau nuo vakarą turbūt čia apžiūrinėja rapsus. Yra dominatorius pasėtas, kuris yra augus, per keliuką Janošas, mažesnio augumo buvo pastebimas laukas ir yra kviečiai, visa kolekcija pasėta. Taigi ir apžvelgsim atvykę, ką pastebėjom, kokiais nusiskundimais skundžiasi Jaros konsultantai, ar labai patenkinti savo produktais, bet manau, kad patenkinti. Šitie vaikinai, žinokit, niekada nestresuoja, nes turi nuo visų ligų trąšų, tiek birių, tiek ir per lapus. Tai apie tai ir pakalbėsim, apie tos nestresuojančius rapsus. Tai sveiki, agronomai. Ką čia? Labas. Pirmadienio ryto, rūke. Labai gerai, saulutė nešviečia, nereikia nuo saulės akinių, fainas oras. Grūdo kelio stotelė, labai gerai, ateitis. Klausykit, aš jūs čia pristačiau, kad jūs absoliučiai nestresuojantis esat. Ne, nematom kodėl, viskas gražu. Nes turit visą laiką turit tų gerų, kokių ten, tų trąšų. Jara. Jara Vita, Jara Mela, Jara Bela. Teisingai. Yra daug pavadinimų su gerom formulėm, su mikro-makro elementais. Šiek tiek, Mindaugai, įžvalgų norėčiau apie kaip žieminiai rapsai, kadangi matau pasipjaustį, kaip šiemet labai augus rapsai, tie, kurie veislės yra augios ar ne, ir tos veislės, kurie yra neaugios ar ne. Kaip reaguoja į Jaros Milos trąšų pasiėmimą, gal turi kažkokių įžvalgų? Nes ten užtelio, aš kodėl taip sakau, dėl to užtelio turim Janošą mes, ar ne, va užtelio kitą veislę mažiau augesnė. Jo, lėtesnė augimo. Lėtesnė augimo, jo šiek tiek, čia dominatorius stovim, tai mes matom akivaizdų tokį skirtumą. Ir gal va, šiom veislėm reikia gal mažiau mikroelementų, apie tai, ką ir Raimundas kalbės toliau, apie mikroelementinius purškimus rudenį. Pavasaris dar turi toli gražu, dar reikia dagyventi, ar ne, tai va, Mindaugai, šiek tiek apie biręsis. Tai Jaros tikslas ir mūsų visų bendras tikslas yra, kad augalą paruošti kuo geriau žiemojimui. Ir Jara yra ta kompanija, kuri tręšia augalą, kuri tręšia teisingom elementų formom ir bando padaryti ir pasiekti tą rezultatą tokiu savo ėjimu, kad augalui viskas būtų prieinama, tai ką mes atiduodame. Mūsų tikslas nėra pakelti dirvos fono ar neefektyviai ūkininkauti. Mes visą laiką siekiame su mažiau gauti daugiau. Ir to pasiekoje turime tokias trąšas, kaip šitame lauke panaudotos sėjos metu. Yra Jara Mila Raps trąšos 17, 11, 12 su siera, boru. Tai tie elementai, kurių reikia būtent šitai kultūrai. Ir teisingos joje esančios formos leidžia augalui imti tai, ko jam reikia, nes jam nebereikia laiko tiesiog ten prieiti hidrolizės, jeigu liečiant azotą, nitrifikacija, fosforas taipogi yra 2 rūšių, bet tai aš manau, kad tu apie tai manęs dar paklausi, tai gal... Bet čia gal paliksim žiemai, kai jau įsigilinsim, dabar turim augalas, turim ką čiupinėti. Matom, kad tas augalas, pavyzdžiui, net nepatyręs jokio streso, ne? Kad toks išsivystymas per mėnesį laiko šitokio dydžio, aišku, temperatūrų suma buvo labai svarbu. Bet šiemet, ar pastebėjai, Raimundai, pats ūkį turi, kad tie rapsai, kurie buvo pasėti rugpjūčio 18 dieną, jie ir turi mažesnę masę, nors lapų turi tiek pat, tiek ir va šitie, kurie pasėti yra anksčiau. Žeminė masė yra mažesnė. Taip, greičiausiai o rapsai reaguoja į FAR, tai yra į saulės šviesą. Taip, tada, kai pasėjom, buvo apsiniaukę, buvo lietus, atsimenat, užplakė, tai tam pirmam startui tos jūsų jarinės ir mūsų Linas Agro prekiaujamos jarinės trąšos, tam startui, kuris, kaip aš sakau, yra vėluojantis.
dėl tam tikrų klimatinių sąlygų susidarančios sąlygos nepasiimantis augalas ar negali greitai vystytis. Na, negalim sakyti, kad sakykime, dapas bloga trąša. Ne, dedam mes ten azoto, yra visko, jį atrodo pasigautų. Mes vėl žiūrim formas. Taip, teisingai, Mindaugai, žiūrim formas. Ir tose trąšose, jarose trąšose, kodėl toksai geras efektas yra? Nes mes turim amonio nitratinį azotą. Taip. Tai yra, ką augaliukas valgo? Nitratą. Mes augaliukui iš karto duodam lokaliai sėdami, iš karto trąšą šalia. Ir tik sėklą išbrinkus, sprogus ir pradėjus leisti daigelį, ne tik azotas yra paimamas, yra ir fosforas paimamas, Taip. nes yra arti šaknies. Taip. Ir žinome, kad yra tam tikri atstumai, tam tikrų elementų paėmimai. Taip. O rapsas ką daro? Jis iš pradžių vystosi šaknį. Taip. Jisai gaudo maisto medžiagas, o tada pasigavęs, ką jis padaro, užsiaugina šitokią lapiją. Gerai, Mindaugai, gal dar ką nors turi pridurti apie birias trąšas? Jo, tai dėl ko tas augalas toks masyvus ir visa kita. Pati Gabrielė, aš jau čia gal šiek tiek ir paantrinsiu tavo pasakymą. Jis lapo plotą turintis didesnis, jis daugiau paima saulutės, šviesos, automatiškai jisai eina iš proto. Plius jisai turi to maisto visą. Tai tiek čia te paantrinsim. Visi matom, kad šiemet yra su rapsu tikrai kol kas antžeminė dalis tikrai puiki. Mūsų tikslas yra ne čia, Taip, o čia, po žeminė, nes čia yra svarbu, kad peržiemotų. Ir kol kas panašu, kad tas pakankamai gerai sekasi padaryti. Aišku, buvo tam tikrų kitokių iššūkių su šitų dalykų. Čia nereikia žiūrėti tą lapą vaisių, reikia žiūrėti va čia į tą vietą. Ir svarbu, kad manau, kad pas daugelį pavyko tą dalyką pasiekti. Bet toliau ten, aišku, vėlgi buvo daromi tam tikri individualūs sprendimai kiekvienam ūkiui atskirai. Na, bet apie tai jau toliau. Labai yra svarbu dar pakalbėti apie tręšimus per lapus. Šiemet, kaip matom, to žalios masės ar nedaug yra, bet ta žalia masė nelygi yra žaliai masiai. Vieni lapai būna margi, kiti būna kažkokie dar apkarpyti. Šviesus. Dar pasiima ir kenkėjai savo. Tai dar gal norėčiau, kad plačiau pakalbėtum apie brasitrėlį, nes jame yra boro. Boras, kaip žinome, yra, jeigu su augimo reguliatoriumi puršti, dabar aš labai džiaugiuosi, kad atvėso orai, augimo reguliatorius veikia geriau prie tokių žemų temperatūrų. Jo, ir tada, kai dedame mes boro prie brasitrėlio, dadedame dar boro ar ne, arba padidiname brasitrėlio normą, tas, kas plačiai lapiai yra labai svarbu, didesnės normos. Ne, su litru, ant tokio augalo, nepurštit jau litro, ar ne? Bet dar geriau per kelis kartus, kada borą atidodam, Gabrielė, jeigu mes darom kelius purškimus, dar geresnis savinimas. Taip. Ir ką pastebėjau šiemet irgi per Lietuvą važiuojant, ta prasme, kaip ir ką kalbėjom, kad rapsų yra tikrai daug ir didelių. Ir klausimas, kaip daryti, dažnas ūkininkų klausimas, gal man nepurkšti ir taip gerai atrodo. Tai tikrai mano atsakymas, kad reikia purkšti, turint didelį augalą, jam daugiau reikia. Taip. Augina didesnį šaknį. Kuo stipresnis augalas nueis žiemot, tuo daugiau iš jo tikėsimės pavasarį. Ta ir mūsų tyrimai rodo, ką mes dabar irgi padarėm, su Mindaugu, surinkom lapų mėginius, siunčiam į Angliją ir kelių metų mūsų tie duomenys rodo, kad tikrai jį reikia pastiprinti, tą augalą, ir pastiprinti būtent ne vien tik borų, Gabrielė, bet jam reikia ir kalcio, ir magnio, kad būtų, ir sieros įdėti, ir azoto. Tai va tas visas komponentas, tas balansas, tų elementų sinergija duoda mums, kaip sakyti, gerai paruoštą augalą žiemojimui. Aš kodėl borą gal išsireiškiau, dėl to, kad su augimo reguliatorium boras veikia stipriau. Ir kaip augimo reguliatorius jisai paskatina augti daugiau šoninių šakelių. Ne? Tai dėl to gal norėjau, kad pačio rapso vystymuisi, nes kaip žinome, kad boros įtaka yra net iki 50% rapso derliaus. Tai boras kaip iš pagrindinių, bet šalia jo dar reikalingi papildomi. Tai čia to brazitrėlio yra didžiausias privalumas. Dar kas labai svarbu, saugus augalui, tai brazitrelis ilgas veikimas, vėl ta formulacija leidžia mums padengti to lygiai visą lapą ir maitinti augalą ilgai. 14 dienų ant augalo lapo, kaip žinome, ir kol seni lapai gyvi, iki 90 dienų augalai įsisavina tas maisto medžiagas. Tai iš tikrųjų puikus pasirinkimas toje vietoje. Toliau mes pradėjom nuo brasitrėlio, tas, kuris yra dabar šiuo metu purškiamas ar ne, bet noriu apie kombifosą, kad šiek tiek pakalbėtumėm, nebūtumėm turėję tokių gražių, turbūt, jeigu nebūtumėm panaudoję prieš tai fosforo per lapus dar nepaskatinę. Bet aš dar vieną truputėlį nepaminėjau, Raimundas manganas rapsui labai yra svarbus. Taip. Ir ko mes niekada nekalbėdavom, o kaip Raimundas minėjo, mes darome daug megalab tyrimų ir viskas ten labai aiškiai matoma, mes niekada rapse neakcentuojame kalcio.
Brazitrėlio sudėtyje yra kalcio, o rapsui kalcis yra labai svarbus elementas. Taip, visom daržovėm praktiškai. Taip, tai va šitą akcentą reikia būtinai žinoti. Jo. Raimundai, dar norėčiau, kad pabrėžtinai pakartotum, kokia yra sudėtis brazitrėlio. Taip, brazitrėlį įeina azotas, įeina magnis, įeina kalcis, įeina manganas, įeina boras ir įeina molibdenas. Tai molibdenas šiuo atveju yra labai irgi svarbus elementas, nes oram vėstant molibdenas suaktyvina fotosintezę ir tuo pačiu padeda kaupti sausasias medžiagas, tai augalų cukrų, kuris padės peržiemoti rapsui. Kalbant toliau apie mikroelementinius ir makroelementinius tręšimus per lapus, paminėkim pirmąjį patį tręšimą vis dėlto apie kombifosas, ar ne fosforas, manganas. Plačiau šiek tiek pastebėjimų, kaip šiemet reagavo, nes dabar žinau, kad kviečiai šiuo metu yra purškiami, jau jie daugo iki to tarpsnio, mes keliausim toliau į kviečius, aišku, į kviečių kolekciją, bet norėčiau, kad vyrai išvelgtų, kokie buvo panaudojimai, kokios normos, kaip reagavo. Tai panaudojimai buvo rapsuose nuo 1,5 iki 3 litrų naudoja ūkininkai kartu su boru mišinį pirmam purškimui, nes kaip žinia, kad ir duodami makro trąšas, bet jaunam augalui, kol jo šaknis yra toj vystymosi stadijoje, labai reikalinga ta fosforo energija, kad užsiaugintų pirmiausia šaknų sistemą. Tai tuo purškimu mes padedam užsiauginti plačias šaknis ir kad kuo labiau galėtų paskui augalai apsirūpinti jau iš dirvožemio to fosforo. Tai kombifosas tam ir yra skirtas. Apžvelgėm tikrai labai svarbią technologiją žieminių rapsų. Keliausime mes toliau į žieminius kviečius. Ačiū vyram, keliaujam tada. Taigi perėjom iš vieno lauko, tai yra iš rapsų į žieminius kviečius. Kaip nekeista, žieminiuose kviečiuose sausokas paviršius ar ne, bet trąšos, kaip matom, su sėjamąja dar ratukai, kai tik įspausti matosi, kur pravažiuota. Ir su sėjamąja kokie trąšai ėjo? 14, 14, 21. Priekį nepasakėjai. Jara, Vita. Jara, Mila. 14, 14, 21 su Siera. Va, teisingai. Dabar jau patenkit aš. Liuks. Mindaugai, kodėl mes dedam tą trąšą kuo arčiau šaknies, būtent kviečiui? Pasėta ne taip senai, čia yra prieš kokias savaitę pasėta. Kažkas pagal augalo būklę panašu, kad taip. Kodėl būtent, jeigu pastebėjot mūsų visi žiūrovai, ką mes darom, ir aišku, grūdo kelytą norim perkelti iš savo bandymų stočių, kur atliekam bandymus, iš pasūkininkų laukų atliekamus bandymus. Ir ką mes gaunam? Mes gaunam, mūsų tyrimai ir tie bandymai rodo, kad pavasarį panaudojus trąšą turinčią daugiau azoto, mes stabiliai jau 5 metai gauname didesnį derlių. Taipogi, nepaslaptis, Gabrielė, pasakysi, kad ir šių metų grūdo kelio, kur buvo renginys, tai yra Labūnavo žemės ūkio bendrovė, kiek gavo, pavyzdžiui, kviečių plus prie mūsų technologijos. 600 kg daugiau. 600 plus minus kilogramų iš hektaro pliusas. Tai yra pakankamai didelis kiekis. Kodėl tas visas vyksta? Todėl, kad, kaip ir rapsų video minėjome, azotas, fosforas, kalis. Azotas 2 rūšių. Azoto bijome mes daug, tačiau jo nereikia bijoti, kadangi dalį azoto nusiurbia liekanos visos, kurios yra prieš tai buvusių kultūrų. Taipogi, vėlgi, prieinamas azotas mums padeda geriau augaliukui jį iš karto pasiimti, vystytis. Ir va, ką mes darom, kad turime PK, tai vėlgi fosforas 2 formų yra, tai šaknų sistemos vystymasis. Kas mums yra labai svarbu ir aktualu iš rudens. Pasidaryti stiprią šaknų sistemą, kad augalas galėtų maitintis iš didesnio ploto. Aš mėgstu sakyti, kad augalui šaknis tai yra tas pats, kas žmogui dantis. Jeigu jie geri, tai augaliukas ima daug maisto medžiagų, ko pasiekoje mes turime stiprų augalą. Matai, bet kaip jos kaip dirba ir apkibusios net kunkuliukais tokiais. Jeigu šaknis taip apkibusi kunkuliukais, kaip tu sakai, tai reiškia, jį ėda, siurbia viską iš eilės. Tik jai duok. Augalui labai gera komforto zona. Plius Gabrielė minėjo, kad drėgmės tikrai čia nėra per daugiausiai. Tai šiek tiek liūdina, bet yra kaip yra. Kaip matome, šaknus. Šiaip tai lietus kai kur tikrai nušniojo, o čia va sausa. Jo, bet atsiminkim, kas buvo. Kiek mes negavom to lietaus, dirva vis tiek yra. Čia mes stovim, nepaminėjom, ne Jaros bandyme, bet tiesiog stovimės herbicidiniam būsimam bandyme ir įsivaizduok, reikės purkšti dabar dirviniais, jau neužilgu, čiagi pats laikas yra. Ir tokia sausra, matysim, kaip čia gal palės, vis tiek tai ruduo, ne Mindaugai. Aš labai viliuosi, visam laukui čia Jaros trąšos. Kaip dabar tokiuose sausose sąlygose, kaip galvoji, Jara, Mila?
Aš manau, kad Jara Mila, pavyzdžiui, kas liečia tą tirpumą, tai tirpumas jos yra labai geras ir greitas. Netgi kai kurie ūkininkai juokauja, sako, jeigu užsipylęs trąšas į sėjamąją, palieku per naktį, ateinu, randu išsileidusią granulę. Tai reiškia, jį labai greitai ištirpsta. O ištirpusi trąša, tai jinai greitai dirvožemį ištirpusi trąša leidžia ją absorbuoti. Tai reiškia, maisto elementai jau yra dirvoj, šalia augaliuko šaknų ir augaliukas gali maitintis skanėstais visais, nes jos yra švarios tos trąšos. Tvarios. Švarios, o iš švarumo ateina tvarumas. Teisingai, manau. Toliau paklausim Raimundo, ką jis mano apie, aišku, birias trąšas į dirvą ir ką jis patartų toliau daryti augaluose, na dabar tai dar gal ne visi ir sudygę, bet vėliau kviečiuose, žieminiuose, javose. Taigi, mano nuomonė, ta prasme, atėjus, kad augalai turės būtent kviečiai 2-3 lapelius, kad dengs jau didžiąją dalį dirvos paviršiaus, rekomenduočiau panaudoti mūsų produktą Jara Vita Kombifosą, kuriame yra didelis kiekis fosforo, taipogi įeina ir kalis, taipogi turi mikroelementų, taip kaip cinkas, varis, manganas, kurie svarbus yra ir šaknų auginimui, bet ir augalo fotosintezį, kad užtikrinti augalo gerą peržiemojimą ir kad kuo stipriau jis nueitų žiemoti. Ogi vėlgi fosforas pas mus yra aplamai visose Lietuvos, manau, dirvožemės, tiek dėl pH, tiek dėl pačio elemento kiekio dirvo yra problematiškas kaip elementas. Tai tas purškimas per lapus tikrai duoda didelę augalui energiją, vėlgi sustiprint šaknų sistemą ir geriau paruošti žiemojimą. Tai yra labai patogu, dar pasakykim, kad galima naudoti ir mišiniuose, ne? Jau šiuo metu per Lietuvą yra labai skirtingų augimo tarpsnių kviečiai. Vieni net jau pradeda ir krūmytis. Tai dar užtvirtinkime, kad šitam, kai pradeda krūmytis, tai yra tas kombifoso panaudojimo laikas, ar ne geriausias turbūt. Taip, iš bandymų, kiek esam darę, galima jį ir naudoti anksčiau, bet tiesiog nebus efekto, nes produktas yra skirtas naudoti per lapus, ne per dirvą. Tai visą laiką žiūrim, kad bent 70% kažkur dengtų augalai jau dirvos paviršiaus. Ir tada turim patį geriausią rezultatą panaudojus būtent kombifosą. Tai iš rudens tiek Jaros technologijų, plačiau mes kalbėsim apie tada, kai jau bus daugiau žalios masės, ar ne, vėlyvą rudenį mes susitiksim dar su vaikinais, pakalbėsime apie jų tyrimus, ką jie turi, o dabar dar važiuojam į Šakius, ten kur pietuose, kaip zanavykų žemėje auga kviečiai, pažiūrėsime. Taigi atvažiavom į Šakių rajoną, pavaikščiojom po pasėtą pasėlį žieminių kviečių. Ta pati situacija, lietaus nuo sėjos negavę ir matosi, kad eilutės nesuplotos jokio nebuvę lietaus. Kai kur yra gal šiek tiek pakraščiuose giliau pasėta, pasėlis geltonuoja, tai mums kaip agrotechnologam ir specialistam agronomam aišku yra, ką reikės daryti su tokiu pasėliu. Ir buvo tręštos trąšos ir agronomai iš Jaros dabar, matau, žiūri, kokiu giliu tikrai buvo pasėta. Mindaugai, ką matai? Jo, tai gilis pasėtas, kokie 5-6 cm tikrai. Taip. Ir matome, kad augalas išeikojo daug energijos, kol išlindo į paviršių. Aišku, jam yra daug lengviau išlysti, kadangi lapas yra adata. Rapsui būtų daug sunkiau išlysti, kadangi jau lapai kitokie. Tačiau jam pavyko. Aišku, dabar reikės jam pagalbos. Krūmyjantis. Trąša panaudota? Trąša naudota buvo čia 14-14-21. Tai vėlgi trąša turinti daug azoto. Tai aš manau, kad sąlyginai tikrai prisidėjo prie to greitesnio ir tolygesnio sudygimo, nes pažiūrėjus į lauką matosi, kad visi pasėliai yra plius minus vienodo dydžio ir ūgio, kaip sakant. Tai reiškia, mes turėjom vienodą sudygimą. Tolygų, jo. Ir ko pasekoje, tai vėlgi tas pats amonio nitratinis azotas, fosforas, kadangi visi žinom, dabar žemė šilta, tai iš trąšų valgo fosforiuką, iš dirvos valgo fosforiuką, bet žemėje atvėsus žemiau 15 laipsnių, tai tas iš dirvos fosforo ėmimas sulėtėja. Tai šiuo atveju, kadangi šaknų sistema didėja, augaliukas pats aktyvuojasi tą citratinį fosforą, tai jis maitinasi iš jo. Aš tai, žinokit, teigiamai žiūriu į va tokią sėjos gylį, dėl ko? Dėl to, kad pas mus dabar yra besniegės žiemos ir labai daug lietaus iškrenta,
lietaus tiesiog. Ir viskas susmūgdo. Ta prasme, nuplauna, susmūga. Pasodina gilin, turiu omeny. Taip. Ir va, tos šaknys atsiranda praktiškai paviršiui. Ir tada pernai mes labai daug matėm tų išsikrūmijusių, tokių šaknys viršui visiškai tas, kas per sekliai pasėjo. Didesnė yra problema, nes, sakau, tos besnėgės žiemos, išplovimas, vandens pastovus yra visai teisinga šita technologija. Tik tai, kad reikia žinoti, ką daryti prie tokių, kaip jiem padėti toliau. Kaip Mindaugas sakė, trąšos startinės yra labai svarbu, kokias pasirenkam, kad va, tokiam pasėliui jos duoda tą stimulą augti. Ir mikroelementai. Mikroelementai per lapus ir makroelementai. Mes turėjom 2 palyginimus, kaip ir tu minėjai, tai ten buvo sėta šiek tiek vėliau, bet labai panašus rezultatas kaip ir čia, tik tai susėjos gilių ten truputį yra, sakykime, sekliau. Bet patys darbai lieka tie patys, kaip Mindaugas ir minėjo, kad naudosim produktą kombifoso, paskui gramitrelį. Dėl ko dar gramitrelį, ką norėčiau papildyti, kada mes atliekame tyrimus jau tą megalap 3 metai ir tendencija kartojasi, kada pasėliai atbunda pavasarį, dažnas pastebėjimas padarius lapų tyrimą, kad didelė yra problema su vario ir cinko trūkumu, kada yra šalta ir drėgna augalai negali pasisavinti šitų elementų, to pasėkoje šaknis lieka tokios kaip negyvybingos jos būna ir pasėliai geltonuoja. Tad rudenį padarius šitos darbus mes tikrai paruošėm pasėlį, kad atsibūdus pavasarį nebūtų tų plika akim matomų trūkumų ir toliau darydami tyrimus vėlgi darom tos maitinimus su Jarom Vito. Tad iš panaudojimų tiek. Mindaugai, tai koks dabar darbas šitame lauke yra pats dabar pirmiausias šitame? Šitame lauke, konkrečiai šitame, tai būtų, kaip ir minėjau, kombifoso purškimas. Kombifosas per lapus nuo 2 iki 3 litrų. Aišku, norint, kadangi tas dengimas toks nėra labai jau 100%, tai galima šiek tiek žaisti su vandeniu, dėti ne 200, dėti 150, tam, kad padidintume tirpalo koncentraciją ir kad tas lašelis būtų stipresnis, užkrytęs ant augalo lapo. Nes atminkim, kad tas produktas veikia per lapus, ne per dirvą. Taip, ir kuo mažesnis augalas, kuo didesnė koncentracija, to jisai geriau pasiima ir jam didesnis efektas. Be abejonės. Tai ačiū agronomam, Jaros, ir sekite mus toliau.